Labadiena, ponios ir ponai, džiaugiamės, kad esate kartu su mumis. Europos čempionatas Kaune, Formulės 2 klasėje ir visą šį savaitgalį Kauno marių vanduo tiesiog verda. Na ir štai nesu nekantrumu laukiame, kol Formulės 2 pilotai pradės startuoti, reikiuotis prie starto lieptelio. Taip, ir mes turėsime šiandien kupiną dieną įvairiausių įvykių, o tuos įvykius padės jums stebėti ir apžvelgti aš, Andrius Janušauskas. Ir aš, Nida Kilinskaitė. Taigi, ir turime fantastišką orą. Na, pirmoje dienos dalyje buvo šiek tiek labiau apsiniaukę, šiek tiek ir vėsesnė diena ir ramesnė diena visokiojopai negu buvo vakar. Tik tai 18 laipsnių šilumos. Gal reikėtų sakyti netgi 18 laipsnių šilumos, 18 laipsnių šilumos ir vandens temperatūra. Vėjas labai minimalus, tik tai 5 km/h, o čia jūsų ekrane ir kaip atrodo mūsų trasa. Trasą sudaro 5 bujos ir ketvirtas posūkis pažymėtas geltona spalva yra dešinysis posūkis, kas yra neįprasta formulėms sukti į dešinę pusę. Dažniausiai visada atliekami yra kairiniai posūkiai. Jie pažymėti oranžinėmis bujomis, beje, ilgiausia tiesioji yra 600 metrų ilgio ir iškart po jos seka pakankamai greitas, nuožulnus kairysis posūkis ir priešais čia starto lieptelį yra ir finišo buja, ties kuria mes ir fiksuojame rato įvykimo laikus. Štai formulės jau keliamos, beje, treniruotėse bene greičiausias 53 startinis numeris. Aleksandrin Lindholm šiandien treniravosi 45 minučių treniruočių sesijoje ir buvo greičiausias suomis. Taip pat trasoje matome ir žalėją bują, kuri bus startinė buja. Tai visom formulėms susirikiavus prie startinio lieptelio bus duodami signalai. 2 minutės, 1 minutė, 30 sekundžių raudona šviesa ir visos formulės startuos vienu metu. Taip, na, o dabar pasiklausykime trumpo teisėjo interviu. So, how are you feeling about today? Weather is better, right? Well, I mean, the weather is better, but a little bit cold in the morning, but I think it will be better. I'm sure about it. What can you tell for the people who is today racing in this race? Maybe some good words? Well, I mean, good words. I mean, today we have not so windy. The condition yesterday was a little bit struggling for the driver. We could also see that we had some incident with 2 drivers who was too much wind under the boat and was flipping. Today, I think we're going to have much more fair racing and everybody's preparing and everybody be ready. So in the same time, I would like to make a congratulation to all the fathers in Lithuania. Today is your day and you will watch a very good racing. So happy with your day, take care about yourself and relax and enjoy in the racing. Oh, it's really nice that you know that it's Father's Day in Lithuania. So thank you for these good wishes for everyone. And we have Nikita in a pole position, right? So what do you think about it? Oh, Nikita is strong. I'm very, very happy. I've been following Nikita since he was very, very young. I've been very strong to him and tried to teach him the best. And I'm very proud to see him driving what he was doing yesterday. So that's in my heart. I'm happy. You see the boat is flying over there. I mean, it's very nice to see him. I wish him all the best. I wish all the driver all the best. And also we saw training today. What can you tell about it? I mean, we could see the difference with the boat, the handling on the boat. We also know that there will be some other fast driver today. Duarte Benavente will be fast. Edgar, as we know, he's fast. He was not so lucky with the qualification yesterday. So many other drivers will be faster because of the weather conditions. So I think you will see another driver in the top today. Okay, so we'll see something different. Nice. And what you could wish for all the riders today? Just like small words or big words, as you want? No, I mean, for me, it's go out there and have fun, but be safety and see you after the race in the restaurants. So that's all I could say. Okay, so we wish you to enjoy the race and thank you. Thank you very much for that, and I wish you a nice day also. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Pele Larsonas, kaip visada, padaro apžvalgą už mus. Labai smagu, kad jisai žino, kad tėvo diena yra švenčiama Lietuvoje ir labai smagu, kad linki visiems gero vaizdo, gerų įspūdžių ir gerų lenktynių. Taip pat Nikita Litz laimėjo vakar pirmąjį skaitinį plaukimą.
Ir būtent Pele Larsonas minėjo, kad jį seka nuo pat mažų dienų. Nikita labai stiprus, bet taip pat pasakė tokią labai teisingą pastabą, kad vėjas yra nurimęs, oro sąlygos yra palankesnės visiems pilotams ir sako, gali būti, kad mes turėsim galbūt netgi ir naują lyderį, kuris gali iššokti čia visai netikėtai. Ir kaip tik dabar pasiklausykime mūsų kol kas laikino, tačiau galbūt ir potencialaus Europos čempionato lyderio žodžio. Nikita Lic iš Latvijos jūsų dėmesiui. So we're talking with Nikita, who's standing in a pole position, right? So how are you feeling about it? I feel good, and what to say, getting ready for next heat. We make a free practice, warm up, about 10 laps, and just to warm up the boat engine and myself. Everything is good, so we stop, and now getting ready for next start. Okay. And how are you feeling about your powerboat? Do you trust it, and how was the training? Training is okay. Now it's a bit more calm weather than yesterday. Very calm, no wind almostly, and so it's much easier to drive. I was not pushing too hard to make a good lap. There is no needs about that, so just get feeling of the boat and check everything. That's all. Do you feel any pressure because you're in a pole position? No, I try to not to think about this and just make an aim on our aim, and that's all. Be calm. Okay, so your motto, you told me that your motto is sex, fuel, and rock and roll, right? So is this still power? Yes, it's still the fuel is in the blood, so it's okay. Okay, so we wish you best of luck, and we'll see you on a road. I will make my best. Manau, kad nereikia versti, koks yra sėkmės receptas pas Nikita Lic, visi puikiai suprato, o kita vertus jo tikslas per treniruotes, kaip pats sakė, nebuvo įplaukti geriausio įskaitinio rato, iš esmės norėjo tiesiog apšilti kartu su laivu ir apšildyti techniką, pažiūrėti, ar viskas tvarkoje, ir kol kas nenori galvoti apie tai, kad jis tiesiog startuoja iš pirmos pozicijos, vis dėlto tai yra pakankamai didelė atsakomybė ir nori išlaikyti tą persvarą, ir vis dėlto iki startinė procedūra ir atneša daugiausia nervo ir daugiausia emocijų iki pat to momento, kada dingsta raudonos spalvos šviesoforo signalas. O mūsų eteryje 41 startinis numeris, taip atrodo Edgaro Repko laivas. Pažiūrėkime, kaip atrodo ir pats pilotas, jo komentaras kaip tik dabar. Tai mes kalbam su savo mažaisiais lenktynininkais. Kaip jūs šiandien jaučiatės? Visai gerai. Gerai. Trumpai ir aiškiai. Ką galėtumėt palinkėti šiandienos lenktynininkams? Kaip žinia, jūsų tėtis pats lenktyniauja, tai kažkokį didelį palinkėjimą. Norėtume žodžiu palinkėti tėčio dieną. Ir linkime gerų vietų, prizų ir kad nebūtų avarijų daugiau. Kad niekas neapsiverstų. O pasveikinsi tėčiai su tėčio diena į kamerą? Sveikinu tėčio dieną. O, kaip gražiai, trumpai ir aiškiai. Aronas nedaug žodžiauja pas mus. Tai gerai, o kaip, pavyzdžiui, ką galvojat apie šiandienos orą? Nes tikrai atrodo pasiteisęs labiau negu vakar, ar ne? Oras yra geras lenktyniavimui ir taip. Visai geras, nėra bangų. O kaip jums patiems sekėsi treniruoti ir ar esate jau pasiruošę dabar pasirodymui savo? Dar reikėtų man pasiruošimo, bet nusiteikus esu lenktyniauti ir startui. Aš ir nusiteikęs. Aronas vyriškai, trumpai aiškiai, jinai dar truputį daugiau mums atskleidė, kaip jinai jaučiasi, bet ačiū jums, linkiu didžiausios sėkmės ir eisim palaikyti tėtį, taip? Ačiū. Na taip, pasižiūrėjome, kaip atrodo Edgaro Repko kopijos. Štai pats ir Edgaras mūsų ekrane. Jo komentarų tikrai galėjome girdėti pakankamai nemažai, čia karts nuo karto užsukdavo į komentatorių būdelę. Beje, vaikai ir patys dalyvauja tokioje silpniausioje kategorijoje, tačiau ta kategorija, nuo kurios visi ir pradeda. Meidai 12 metų, Aronui kiek? 8? 9 gal?
9. Man atrodo taip. Galiu pateisinti 9. Mums rodo pirštais mūsų komandos dalis, kuri iškart reaguoja mūsų komentarus. Tai iš esmės galiu tikrai patvirtinti tą posakį, kad svetimi vaikai labai greitai auga. Be galo. Ir buvo smagu girdėti tokių šiltų palinkėjimų tėčiams tėvo dienos proga. Tai tikėkime, kad jie pagelbės Edgarui ir atneš sėkmės didesnės. Taip, na, o mes keliaujame prie dar vieno interviu momento ir iškart pasižiūrėsime, kaip dėliojasi kitų pilotų mintis. So we're speaking with Hagen. How are you feeling today? Today very good. We have find out some new strategy for today. Yesterday I was, I think, starting with the wrong propeller, so my start was not perfect, and I got also disqualification in the first race. For me, it was for a safety reason, but I agree it's in the rules that you cannot leave the demarcation boys, and it was a mistake from me, so I accept it, and for today we will start try to fight back. So you said you have new strategy for today. Can you tell us more about it? Yeah, we just found out some good new setups and some good starting setups, and yeah, that's more I cannot say. Okay, and how's your power board? Is everything fine? Nothing to fix, or I don't know, something to need to be fixed? No, it was just yesterday some small issues, but we could fix all yesterday already, and the boat is working perfect. The times in the free practice was very good. We are very happy, and we are very confident for the race. And how are you dealing with those emotions about being disqualified? You know, sometimes people get sad and can't, race good after this. How are you feeling about it? I mean, for me, yeah, of course, it's a bit disappointing because the position in the race was anyway good. I had the 4th place. But about this, we don't take our heads down. I know I can do much better, and I know I have the pace. So for me, I will fight like every day. Okay. And what would you wish for yourself if you would be your fan? Of course, to win the race, but from the last position, it will be a bit difficult. So I hope I can get step by step more in front, and maybe I can anyway finish on the podium. This would be, for me, the best what we can do from the situation. You always look so calm. What helps you to stay calm and trust yourself? I have here my mental coach with me, which work with me since many years. He make an amazing job. He was also a big part of the fact that I got world champion. So since I have started to work with him, the positions got better and better. And 2022 we have reached the goal, our goal. And yeah, he's a big part of my daily routine. So we make a lot of exercises. He prepare my food, so we have a lot of brain practice. It's something what is very awesome. Oh, nice! It's really good. So, you said you want to, of course, stand on a podium. So we wish you to stand on a podium and be as good as you can today in the race, and stay calm as you can, as much. Yeah, of course. Thank you. Pasaulio čempionas 2022 metais Stefanas Hagenas gauna daugiau klausimų negu norėtų, bet svarbiausi momentai, ką jisai paminėjo, kad su juo dirba sporto psichologas, kuris sudėlioja jo mitybą, duoda įvairiausių smagių įvairiausių užsiėmimų. Tikrai stipriai pasiruošęs Stefanas Hagenas, o dabar žodis ir Edgarui Repko. Kalbame su Lietuvos motorlaivių federacijos prezidentu Karoliu. Ir Karoliu, labai noriu pasiteirauti, kokios emocijos po vakarykščių lenktynių? Emocijos tik tai pačios geriausios. Iš tikrųjų, išvargina visas tas darbas organizuojant varžybas. Bet po tokių
varžybų po tokio veiksmo vandenyje tikrai emocijos lipa per kraštus ir tikiuosi šiandien bus dar geriau. Sakėt, organizuojat, tai kokios subtilybės svarbiausios yra organizuojant tokį renginį? Na, žinot, visų pirma, tai yra saugumas. Pradedam nuo to, kad saugumas yra numeris 1. Na, o visa kita, tai labai norisi, kad žiūrovam būtų labai patogu, kad žiūrovai irgi jaustų tą, ką jaučia mes, būdami čia viduj pit zonoje, boksuose vadinamosiose. Ir norim tą visą perteikti. Tikimės, kad pavyko ir žinau, kad yra ir daug pramogų mums už nugaros dabar ir vaikam pramogų daug ir 3x3 krepšinio čempionatas vyksta ir tikrai manau, kad puikiai galima praleisti laiką ir ypatingai šiandien tokią šventinę dieną. Tai kaip ir užsiminėt, šiandien yra šventinė diena ir pats esate tėtis, tai ką galite palinkėti šiandien tėvelių dienos progą? Tėveliam kantrybės visų pirma. Kantrybės, ištvermės ir aišku, pačių geriausių emocijų, nes manau geriausia dovana tėčio dienos proga yra ateiti į tokį neeilinį įvykį į Europos čempionato varžybas ir žiūrėti kartu su savo vaikais. Išties neeilinis įvykis, kad būtent tėvo dienos proga mes turime tokį renginį. Kaip manot, ko galima tikėtis šiandieną lenktynėse? Šiandieną bus iš tiesų įdomu. Kaip jau ir vakar matėm, braliukas Latvis buvo pirmas. Tikrai taip, su tuo naujų varikliu jisai tikrai turi gerą startą, tai jeigu jo technika neapvils, tai aš tikiu, kad jisai tikrai gali ir laimėti. Tačiau dėl 2-3 vietos gali virti tikrai aštri kova ir visko trasoje gali būti. Vakar turėjom tokį ekstremalų apsivertimą, ką galėtumėt pakomentuoti apie jį? Na, daugiau mažiau tai mūsų lietuvis pilotas, vienas iš 2, tai vienas yra Edgaras, kitas Egidijus Dagilis. Na ir Egidijus Dagilis turėjo čia tokį nesėkmingą virtimą, gal sakyčiau, šiek tiek patirties gal trūkumas, bet dienos pabaigoje, kaip sakau, viskas gerai, mes iš to mokomės ir labai viliuosi, kad šiandien Egidijus sustartuos. O taip pat kalbėjote ir apie Edgarą. Ką galėtumėt pasakyti apie jį, apie tokį proveržį iš 7 pozicijos į 2? Žinot, proveržis visą laiką būna, visą laiką visi tikimės kažko geriausio. Tas proveržis iš 7 į 2 jisai įvyko. Po varžybų, peržiūrėjus varžybų transliaciją, teisėjai priėmė sprendimą, kad Edgaras gavo 2 pozicijų baudą ir šiandien startuos ne iš 2, o iš 4 vietos. Ilgos vyko diskusijos su teisėjais, tikrai viskuom, kom galėjau, bandžiau apginti ir padėti, nepavyko, bet labai džiaugiamės, kad gavom švelnią baudą, tai tik tai 2 pozicijų, nes kitos baudos galimos buvo diskvalifikacija arba +1 ratas, kas būtų mums labai pakenkę visas kortas sumaišę. Na, bet manau, kad iš 7 startavus būti 4 šiandien nėra blogai, tai jeigu sugebėjom tiek aplenkti, gal turim šansų ir braliuką pasivyti. Ačiū labai, tai dabar tiesiog užbaigime mūsų pokalbį tokių gražių palinkėjimų visiems lenktynininkams. Lenktynininkams palinkėsiu gero vandens ir kad nebūtų bangų. Tai ačiū Jums labai ir gero šiandien vaizdo. Na, panašu, kad aš labai laukiu Edgaro Repko komentaro, bet čia vis dėlto buvo Karolis Ramoška, Lietuvos motorolaivių federacijos prezidentas, labai daug žmogus atidavęs jėgų, energijos, kad viskas vyktų sklandžiai šiandieną. Puikiai nusiteikęs Karolis, linkėjimai jam, prižiūri, kaip viskas vyksta dabar, yra arti startinio leptelio, grožėsis vienu iš gražiausių epizodų čia visai netrukus. Na ir į trasą patenka gelbėtojas laivas, pagal kurį seka kiekviena formulė. Bus paradinis ratas, kurio metu galėsite ir pamatyti kiekvieną šios dienos dalyvę. Deja gaila, bet Egidijaus Dagiliaus šiandien nematysime dėl nesusitvarkiusių techninių kliučių jam. Tačiau štai Edgaras patenka į trasą ir garsus plojimai jam. Palaikykime. Taip, na, o kol visi išplaukia į savo paradinį ratą, be jokios abejonės paminėkime ir mūsų puikiuosius renginio rėmėjus. Tai yra renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė. Generalinis rėmėjas Nordis, išmanus vėsinimo ir šildymo sprendimai. Pagrindiniai rėmėjai UAB Vytauto paslaugos, UAB Adampolis Rental, Magnaplast. Renginio partneriai UAB Garants Boats and Yachts,
Byster, Kauno rajono savivaldybė, UAB Energijos taupimo servisas, informaciniai partneriai Kauno diena. Komentuoju aš Andrius Janušauskas ir Nida Kilinskaitė. Mes nekantraujame pamatyti, kaip susiklostys Edgarui Repko šis antrasis įskaitinis Europos čempionato plaukimas. 15 ratų bus atlikta čia ant Kauno marių vandens. Oro sąlygos tikrai gerokai palankesnės šiems laivams. Vakar tikrai daugelis nuogastavo dėl įvairiausių vėjo gūsių, o dabar panašu, kad turėtume pamatyti ir gerokai greitesnius rato veikimo laikus. Vėjas yra 5, beveik 6 kartus silpnesnis šiandien negu buvo vakar ir tikrai vanduo yra pakankamai ramus. Pažiūrėsim, ar šis vanduo yra būtent palankesnis mūsų Edgarui. Galime sulaukti labai didelių netikėtumų, kadangi šiandienos treniruočių metu labai skiriasi laikai visų formulių pilotų nuo vakar dienos. Ir kai kurie komentarai pilotų labai pozityviai buvo išsakomi dėl oro sąlygų pagerėjusių. Kai kas ir pasikeitė savo sraigtus, kurie atnešė geresnius laikus nei vakarą. Stefanas Hagenas, beje, gavęs diskvalifikaciją dėl neleistinų veiksmų, bet tą jisai pats traktuoja, kad tai padarė dėl saugumo sumetimo. Tai panašu, kad keitė tam tikrą prasme trajektoriją. Jo laivas yra trumpesnis ir platesnis ir tokiom oro sąlygom Stefano Hageno laivas yra tikrai turintis šiokių tokių papildomų svertų pergaliai. Tačiau kadangi Stefanas Hagenas startuos iš paskutinės pozicijos dėl kvalifikacijos, jam bus labai sunku starte atrasti savo tinkamą poziciją ir aplenkti kitus. Taip, jis gaus labai daug nešvaraus vandens, turės kovoti nagais, ragais ir visaip kitaip ir pasitelkti visas savo mentalinės jėgas, norint šaltais veiksmais ir šaltų protų skintis kelią per mūsų visus sportininkus. Ta jisai tikrai gali padaryti, turi tikrai apsčiai patirties pakilti rikiuotėje, tačiau tai bus padaryti be galo sunku. Taip pat gali stebinti ir Jarno Vilmunen, kuris vakar prarado vieną vietą po kvalifikacijos. Kvalifikacijos metu jis įgavo pole position, pirmąją vietą, tačiau startos net taip nusisekė ir lenktynės kaip jisai norėjo ir prarado 2 vietas, vieną Nikita Lyts lyderiui ir kitą Edgarui Repko. Tačiau Edgaras, kaip ir minėjome prieš tai, gavo 2 pozicijų nuobaudą. Vis dėlto buvo šiokių tokių neleistinų veiksmų, bet jie nebuvo grubus. Tai yra minimali nuobauda iš teisėjų. Kita vertus, tikrai galėčiau paakcentuoti paprastą dalyką, kad matomumas tikrai nėra pats geriausias ir atliekant pirmąjį posūkį, orientuotis, kur yra po kairę, kur po dešinę laivai ir kiek ten tos vietos reikia palikti, tikrai yra labai sudėtinga, todėl ir bauda buvo pati minimaliausia. Tai iš esmės geras progresas, bent jau kol kas, skaitant netgi ir tą nuobaudą. Edgaras Repko startuos iš 4 pozicijos, stebėsime 41 startinį numerį, čia 30 startinis numeris mūsų akiratyje, treniruotėse gerokai pagerinęs savo bendrą poziciją, tai Didžiosios Britanijos atstovas Sam Whittle. Jam priklauso ir pasaulio greičio rekordas 210 km/h su šia Formule 2. Sam Whittle buvo labai patenkintas savo šios dienos treniruotės rezultatu ir tai gerokai net patį nustebino. Taip pat nustebęs buvo ir Tino Lechto 25 numeris, kuris sakė, jog pasikeitė sraigtą po vakar dienos ir treniruotės metu šovė į 2 poziciją pagal laiką. Ko tik nenutiko Tino Lechto per pastarąsias keletą dienų, ir sraigtą sulaužė, ir kokpito stogas šoktelėjo, ir reduktoriaus problemos buvo ištikusios ir vairo stiprintuvas. Atrodė, kad Tino Lechto tiesiog turi juodą savaitgalį, bet šiaip per treniruotės jisai tikrai nustebino ir buvo ypatingai greitas, jis buvo 2. Sakė, jog šiandien ryte atsikėlė ir savo tėčiui pasakė, šiandien bus geresnė diena. Taip. Panašu, kad tai ir vykdosi. Taip, tai tikėkime, kad Suomis atras savo tempą. Beje, startinė pozicija tikrai kol kas yra komplikuota. Beje, ir kitas pasaulio čempionas Duarte Benavente pagal savo patirtį ir visą
lyderystę, kokią jisai moka demonstruoti pasaulio čempionatuose, dabar tikrai netrodo labai konkurencinga šiame Europos čempionate. Vakar startavo iš 4-osios aukštos pozicijos, bet iki 3-tuko greičio prasme tikrai negalėjo lygintis su pirmoju trejetu. Ir startas buvo tiesiog katastrofiškas pas Duarte Benavente. Šis Portugalas startavęs iš 4-os pozicijos, iki pirmo posūkio buvo jau 8. Tačiau, kaip vyriausias varžybų teisėjas Pele Larsson sakė, šiandien galime tikrai labai daug tikėtis iš Benaventės, tad bus matyt, kas šiandien bus atnešta jam. Kiekvienas pilotas turi savo strategijų, beje, vieni pakankamai gerai jaučiasi per bangas, kiti kaip tik savo potencialą parodo ramiame vandenyje. Pažiūrėsime, ar ženkliai pakitusios oro ir vandens sąlygos darys įtaką būtent kai kuriems pilotams. Ar turėsim staigmenų? Klausimas įdomus. Iš 3-osios pozicijos startuoja 15-asis startinis numeris Dainis Podžiuks. Kol kas Latvijas demonstruoja įspūdingą stabilumą, turint omeny, kad jo technika ši formulė yra pagaminta dar 2002 metais. Jau turėjo galbūt korpusas turėjo išeiti į pensiją, bet tikrai ne. Atrodo, kad viskas yra gerai. Beje, mes kaip tik dabar mūsų ekranuose matome raudono šviesoforo signalo patikrinimą. Tai atrodo, kad visos starto sistemos veikia kuo puikiausiai. Na ir dabar kiekvienas pilotas praneša savo radiomenams, ar jie mato signalą gerai ir jeigu iš visų gaus teigiamus atsakymus, bus vykdoma starto procedūra. Na, o Europos čempionatas yra nuostabus tuo, kad Europos čempionas paaiškėja per vieną savaitgalį, per 4 įskaitinius plaukimus. Ir dabar pasirenkime starto procedūrai. Europos čempionato antrasis įskaitinis plaukimas prasideda. Puikiai sustartuoja Dainis Podžiuks iš Latvijos 3 pozicijoje. Puikiai sustartuoja ir pirmas trejetas. Panašu, kad ir Nikita Lic iš pole pozicijos irgi kol kas ima lyderystę. Edgaro Repko labai negeras startas. Kol kas jisai yra, na, bent jau turėtų galbūt ir išnirti ketvirtas. Tačiau... Ir čia kontaktas. Turime avariją. Dainis Podžiuks ir panašu, kad Jarno Vilmunen susidūrė čia 2 laivai, 2 formulės. Ir štai drama nuo pat pradžių. Dainis panašu, kad prakiurdė savo laivą. Lipa pilotas iš kokpito pakankamai staigiai. Koks kontaktas? Panašu, kad dar kartelį pažiūrėkime. Taip, metėsi. Jarno neužsuko savo formulės laiku ir įsirėžė į Dainis. Taip, Jarno Vilmunen, Suomis, panašu, kad
Ai, kokia drama ir žinoma, iškart ima nervas Edgaro Repko žmona Sigita, jau labai stipriai pergyvena šis jautrus žmogus per bet kokį incidentą, turinti patirties irgi būdama pilotė, žino kaip, ta pirmoji atkarpa yra iš esmės pavojinga. Matome ekranuose, jog laivas skęsta, tad dabar yra kuo skubiau svarbu partempti kapsulę iki laivo, iki pontono lieptelio, kad ją būtų kuo greičiau iškelti. Taip, dar kartelį pažiūrėkime, starto procedūra labai tragiškas Edgaro Repko startas. Jis panašu, kad nuo starto pajuda bent jau 8 ar 7. Kol kas nedžiugina Edgaro startas. 1 ir 3 pozicija štai čia visai gerai. Jarno per purslus išmetė jį ant bangos. Taip, neužsuko, pakankamai neįnardino savo formulės iš po posūkio, švystelėjo jį į išorę, o ten Dainis Podziuks. Fantastiškas Latvijos pasirodymas, gaila, kad dabar toks, ne dėl jo kalties įvykęs incidentas, panašu, kad panardins jo lūkesčius sustartuoti puikiai šiame Europos čempionate. Jarno Vilmunen, jeigu jis ir sveikas, jis negalės startuoti šiame plaukime, dėl jo kalties buvo stabdomas šis plaukimas ir štai kokia drama, ir to buvo galima tikėtis. Panašu, kad turi dabar apie ką pagalvoti kiekvienas. Tačiau būtent atkarpoj, kurioje yra matėme avariją, tai dažniausiai yra pavojingiausia. Būtent visų varžybų atkarpa, kai visi laivai vienu metu ateina į vieną posūkį ir suka savo trajektorijoje. Tos trajektorijos kartais nebūna išlaikomas. Emocijos, kokios emocijos? Dainis Podziuks, panašu, kad fantastiškas jo startas. Jis po posūkio buvo jau 2 pozicijoje ir tikrai labai pagirtinas jo spurtas. Gerą startą atliko Dainis Podziuks, buvo iš po 1 posūkio, kaip ir minėjau, 2, tačiau Jarno Vilmunen, suomiška torpeda, jį pasiglemžė. Labai yra apmaudu, kai viskas vyksta ne dėl tavo kalties. Žinoma. Tačiau tai yra lenktynės ir visokių situacijų pasitaiko. Taip, Dainis be jokios abejonės bus nusivylęs, be abejo gaila ir šio legenda jau tapusio laivo, kuris buvo ir Uwe Slakterio, kito Latvijos legendos ir Europos čempiono rankose. Ir matome dabar, kaip skirtingai kiekvienas laivas priima smūgius. Jarno Vilmunen laivas išliko tik su pora nubrozdinimų, o Dainis skandina. Taip, labai stipriai nukentėjo. Be abejo, visą smūgį ir sugėrė Dainio Podziuko laivas. Beje, jis pagal amžių yra vyriausias laivas. Senesnis už mane. Senesnis už tave netgi. Laikas greitai bėga, priminkime visą tai visiems. Dar kartelį pasižiūrėkime. Taip. Kapsulė nenukentėjo, bet priekinis pontonas panašu, kad tikrai sureagavo pakankamai stipriai. Variklis gal ir turėtų būti sveikas, bet tikrai nedaug bus laiko rezervo jam susitaisyti savo techniką. Ir labai apmaudu dėl Dainio Podziuko. Buvo vakar šitoks švytintis, laimingas visas. Ir kaip gali viskas pasikeisti per vieną dieną. Dar vienas momentas tai, kad prie starto lieptelio mes nepamatėme pažangiosios Matildos Viberg. Mes ją matėme stebint visą veiksmą nuo kranto. Panašu, kad techninės problemos su varikliu nesibaigė ir kol kas tik tai ją stabdo nuo Europos čempionato pirmenybių. Šiuo metu Matilda palaiko savo brolių, kuris taip pat dalyvauja kartu su ją. Tai Hilmer Viberg, 70 numeris. Tai yra Formulės 2 naujokas ir nors ir Matildai nepasisekė su savo technika sudalyvauti varžybose, ji visą širdimi palaiko savo brolių. O aš girdėjau, kad Hilmer Viberg, turint omeny, kad tai yra pirmosios rimtos jo varžybos, nebejotiną talentą turintis šis švedas ir apskritai visą Vibergų šeimyną. Pakankamai neblogai jam sekasi, jis dabar netgi rikiuotėje pakankamai aukštai ir, kaip naujokui, kaip
kaip šių varžybų ir tokių didelių tarptautinių varžybų debutantui, tai yra iš esmės tikrai labai ir ryškus pasiekimas. Jis bus apsuptas dviejų, savo lygos veteranų. Edgaro Repko ir Tobijas Montekas iš Norvegijos, o čia dar kartelį starto procedūra, ne koks startas ir pas Duerta Benavente iš Portugalijos, vakar jisai irgi buvo prastam starte, beje, Edgaro startas irgi labai nedžiugina, turint omeny, kokia yra svarbi ši procedūra. Štai pirmasis posūkis. Galim tik matyti, kaip arti Edgaras buvo avarijos, tai džiaugimės, jog ir Edgaras nepateko ją. Tai panašu, kad netgi Jarno Vilmuneno laivas visiškai nenukentėjo. Didžiulį smūgį į šoną patyrė Dainio Podziuko laivas. Na ir dabar Latvijos laivas yra jau arti mūsų per 20-30 metrų. Akivaizdu, kad saugumo sistema galiniai šliuzai irgi automatiškai, kai tik tai gauna signalą, kad laivas nėra stabilioje būsenoje, vyksta vertimas, galiniai šliuzai atsidaro ir galinė bolido dalis šiek tiek panyra, tam, kad kapsulė būtų kiek įmanoma aukščiau vandens paviršiaus. Na ir dabar ant Dainio Podziuko yra laivo kabinami diržai, su kuriais bus iškeliamas laivas iš vandens. Apmaudus epizodas, dabar tokia netgi vėlgi prieš startinę įtampėlę. Manau, kad daugelis vėlgi vienaip ar kitaip, psichologiškai yra paveikti tokių epizodų. Dar kartelį tokie epizodai mums primena, koks iš esmės pavojingas šis sportas. Visa laimė, kad viskas sėkmingai baigėsi. Būna daug liūdniau, kai laivo kapsulė būna po vandeniu ir pakankamai ilgą laiką. Štai dar kartelį šis epizodas. Labai nesėkmingai. Taip, netgi dar kulverstis, tokį didžiulį kulverstį padarė. Labai smagu, kad iš paskos plaukiantis laivai išvengė šio incidento. Sugebėjo dar pasitraukti į išorinę dalį. Tikrai kartais būna ir tokių situacijų, kai į tą patį nelaimingą laivą atsitrenkia ir dar keli pilotai, praskrinda tiesiog pro viršų. Tai viskas kol kas laimiai baigėsi. Dainis Podziukas pats atlieka savo laivo gelbėjimo procedūrą. Aš manau, kad jam šis laivas tikrai daug ką reiškia. Netgi nenoriu sudievinti daiktų, bet kai kada tikrai prisirišimas prie daiktų, ypatingai prie formulės, ar ne, tai kartais gali prilygti meiliai augintiniui. Tai tikrai, iš Dainio Podziuko tikrai emocijų buvo galima perskaityti, kiek jam buvo tai svarbu ir koks buvo geras jo startas. Iš trečiosios pozicijos tikrai turėjo garantuotai antrą poziciją. Na ir kaip minėjome, Jarno Vilmunen nebeplauks šiame starte, kadangi būtent dėl jo kalties įvyko visas incidentas. Taip pat gavome informacijos, jog ir Jarno laivas yra pažįstas, net ne tik laivas, bet ir variklis. Tai panašu, kad ir Jarno turės šiokį tokį nuostolių. Šio plaukimo jis yra diskvalifikuojamas. Kita vertus, man tai primena truputėlį 2017 metų Kupiškio variantą, kada Stefano Hagino laivas pradėjo skęsti, tada kiti du pilotai susidūrė ir štai iš rikiuotės vidurio, taip Edgaras plaukimas po plaukimo atsidūrė vos ne lyderio pozicijoje. Edgaras Repko startavo iš 4 pozicijos, dabar startuos iš 2 pozicijos. Pirmas ir toliau liks Nikita Lyts. Jis beje plaukė su V8 naujosios kartos, galima sakyti taip, 4-takčių varikliu. Edgaras yra ginkluotas 200 arklio galių varikliu, kuris yra 2-taktis 2,5 litro V6 formos. Šiaip apskritai, pilnai sukomplektuotas toks laivas kainuoja apie 100 000 eurų. Vienas sraigtas kainuoja apie 1,5–2 tūkstančius eurų ir komandos dažnai turi netgi kelis skirtingus sraigtus įvairiausiams skirtingoms oro sąlygoms. Vandens priešprieša Kauno mariose turėtų būti 450–500 kartų
didesnis pasipriešinimas negu skriejant oru. Sūriame vandenyje tas pasipriešinimas vis po truputėlį kyla iki 700 kartų, bet Kauno marių vanduo dar pagal visus parametrus yra sąlyginai minkštas. Gal dėl to, kad čia šviečia ir žydė augmenija, gal dėl to, kad čia yra nuostabus 4 metų laikų sezoniškumas. Gal dėl to, kad čia yra tyras Nemunas teka ir taip toliau ir panašiai, bet šiaip ši trasa tikrai yra, kaip ir per kiekvieną čempionatą, ar tai būtų Europos ar pasaulio čempionatas, Kauno marios tikrai dovanoja labai daug veiksmo. O dabar trumpas interviu. Taip, netrukus turėsime pokalbį, greičiausiai bus pakalbintas Dainis ir Jarno Vilmunenas. Turime tokią pertraukėlę, dabar galime pažiūrėti, kaip atrodo Jarno Vilmunen laivas. Iš pažiūros netrodo, kad būtų labai sužalotas tokio kovinio torpedinio veiksmo. Jarno prižiūri, kaip jo laivas yra keliamas į priekabą. Na, ir panašu, kad šiaip taip, neprisispaudė savo formulės, pakankamai padarė greitą posūkį, bet nuo Nikitos Lyts esantis purslai panašu, kad darė įtaką jo aerodinamikai, jo bolido valdymui. Ir plaukiant su formulėmis labai svarbu yra nesukti posūkio po kito laivo purslais, nes tiek bangos susidariusios, tiek įorintas vanduo gali net nešti gerų naujienų, kaip ir atsitiko Jarno. Taip, o dabar pokalbis su vienu iš herojumi. Kas tai bus, netrukus pamatysime. Dėmesio į ekraną. So, Dainis, what happened? Tell us everything. Oh, everything is good. I go to the first corner, I turn, but Jarno, I think he's jumping on the wave, and he's go straight and hit me, and it's finished. Well, the view was really horrible. I still feel goosebumps. So I see you have still pieces of your boat? Yeah, boat is destroyed. So you can't race at this day, right? No. This boat's finished forever. And after the checkout, how are you feeling? Good. Now good. Little bit angry because start is very good and potential is good. I think maybe we can go second place, but life is life. It's really sadly what happened, but I wish you to feel good after everything when you come down. Thank you. Bye. Dainis Podziuks. Na, fantastiškas jo startas, kaip ir pats minėjo, galėjo tikrai dėl sidabro medalio tikrai pakovoti. Startas buvo puikus, na, šiek tiek pyktelėjęs. Na, žinoma, kai viskas taip klostėsi visai neblogai šiame Europos čempionate, laiko savo rankose laivo dalis ir, kaip pats minėjo, kad šis laivas bus išleistas į laidotuves. Kokia tragiška šio laivo istorijos baigtis. Na, Dainis gal ir neparodo savo tų tikrųjų emocijų, liūdesio ir viską, nes tikrai atrodo dar pakankamai geros būsenos, tačiau tikrai. Taip, viduje tikrai matėsi apmaudas ir kol jį čia parplukdė į krantą arčiau jo laivo, tikrai matėme, kad ir rankų mosai, ir išraiška tikrai nebuvo super stebuklinga. Žinoma, kad šis Europos čempionatas galėjo būti istorinis pasiekimas jam šitoje klasėje. Beje, pasaulio čempionate F4 klasėje jis užėmė 2 kartus bronzos poziciją ir taip pat yra Latvijos čempionas F4 klasėje, tačiau F2 klasėje ryškesnių momentų nėra pasiekęs, bet tikrai labai apmaudi situacija dėl broliuko Latvio ir Jarno Vilmunenas, na, dar vienas tikrai rimtas varžovas Edgarui Repko yra sąlyginai pašalintas. Edgaras dabar jau startuos iš antrosios pozicijos. Absoliuti fantastika, kaip kurioje vietoje yra Hilmeris Vibergas. Pats net negali patikėti, kad iš trečiosios pozicijos startuoja jis. Na ir tikėkime, kad Edgarui pasiseks šį kartą su startu, nes prieš tai, ką matėme, tikrai nebuvo labai
gerai ir nemanau, kad Edgaras tokio net prasto tikėjosi starto. Taip, Duerte Benavente panašu, kad antras iš 2 startų buvo irgi nekoks. Štai čia mes nuo kranto linijos galime pamatyti startas. Ir startas. Wow, labai netikėtai. Dar kartelį labai prastas Edgaro Repko startas. Švedas iš 3 pozicijos puikiai sustartuoja. Pažiūrėkime, kas bus per pirmąjį posūkį. Labai vėlgi taip per 14 metrų atsilieka Edgaras Repko nuo savo Nikitos Lic. Nikita atlieka puikų savo pirmąjį posūkį. Pavojingas epizodas, ta pati situacija, kaip ir buvo su Dainiu Podziuku. Ir, smagu, kad viskas baigėsi laimingai. Edgaras Repko nors ir rizikuoja, tačiau išlaiko antrąją poziciją bent jau kol kas. Tačiau Hilmeris Viberg vejasi ir lipa ant kulnų Edgarui Repko. Taip, kol kas išlieka pirmasis ketvirtukas pakankamai sėkmingai. Čia lenkimas 53 startinis numeris, panašu, kad Alexander Lindholm kėsinasi į 4 poziciją. Stefanas Hagenas taip pat lekia ir 3 laivai vienoje trasos vietoje. Tai tikrai labai yra pavojinga situacija. Taip, dešinysis posūkis gali atnešti irgi daug staigmenų. Ten jisai yra pakankamai pavojingas pagal šios formulės konstrukciją. Nėra labai dėkingas posūkis šioms formulėms. Kairieji posūkiai yra geriau subalansuoti. Štai puikiai išnyra iš vandens Nikita Lic. Akceleruoja ir panašu, kad jis tikrai puikiai kol kas demonstruoja lyderystę šiame antrajame įskaitinėme plaukime po restarto. Na ir panašu, kad Stefanas Hagenas vienoje vietoje su... Taip, kol kas Edgaras Repko labai gerai laikosi šalia broliuko. Panašu, kad turi gerą dinamiką iš po sponsonų. Na ir taip, Topijas Montekasas prarado net 2 pozicijas Aleksandrui Lindholmui ir Stefanui Hagenui. O čia geras drono kadras, kuris irgi geba įsibėgėti iki 180 km/h. Puikiai keičia trajektorijas ir ieško ramaus vandens. Edgaras Repko kol kas yra antroje pozicijoje, per 1,5 sekundės atsilieka nuo Nikitos Lic. Hilmeris Vilbergas lieka kol kas 3, jį matome horizonte, tačiau čia įnirtinga kova dėl pirmosios vietos. Edgaras Repko tikrai neatleidžia vadžių ir panašu, kad tikrai turi gerą dinaminį greitį čia šitoje tiesioje, 600 metrų. Greitas posūkis, nuožulnus. Edgaras stengiasi atrasti savo trajektoriją ir keičia. Tiek stengiasi plaukti daugiau vidumi, daugiau išorę, ant posūkio keičia. Taip, kol kas viską daro teisingai Edgaras Repko, bet nėra lengva atlikti tam tikrus manevrus, nes Nikita Lic tikrai taktiškai kelia bangas Edgarui. 1,3 sekundės dalį skiria šios 2 sportininkus. Panašu, kad Edgaras turi tikrai gerą išėjimą į šią ilgąją tiesiją, šiek tiek prisivyja Nikita Lic per paskutiniuosius keletą posūkių iki finišo linijos. Na ir panašu, kad Aleksanderiui labai yra sunku atsilaikyti prieš Stefaną Hageną, kuris vis bando lysti tiek į vidų, tiek pro išorę ir lenkti Aleksanderį. Taip, Stefanas Hagenas iš tokios desperatiškos pozicijos dabar netgi yra 5. Taigi panašu, kad tikrai jam šie vandenys ir šios oro sąlygos yra labai dėkingos. Turi fantastinį greitį Stefanas Hagenas. Tuo tarpu čia 45 startinis numeris Duarte Benavente, Portugalas, jau kol kas tikrai nesididžiuoja savo pasirodymu. 7 tik tai, šis pasaulio čempionas. Toliau už jo iš Kartinoleto turėjęs gerą greitį treniruotėse, dabar nuo 7 vietos atsilieka per geras 3 sekundės. Sam Whittle 9 pozicijoje ir per beveik 2 sekundės atsilieka nuo lyderio. 3 ratai pirmieji būtent štai tokie. Tiek Tino Lechto, tiek Sam Whittle buvo labai patenkinti savo treniruočių laikais, tačiau, kaip matome, varžybų metu jiem nelabai sekasi. Taip, o drono operatorius turėtų būti atsargus, nepanardinti į čia vandens purslų uodegą savo drono, nes kadras bus pamestas. Štai kaip puikiai atrodo Edgaro Repko laivas, kol kas antroji pozicija. Ir čia Nikita Lic panašu, kad kol kas didina atotrūkį nuo savo oponento antroje vietoje. Jau 3,2 sekundės dalis. Panašu, kad Latvis bėga po truputėlį nuo Edgaro. Gerą balansą turi, panašu, kad Nikita Lic. Kiekvienas padarė išvadas po vakar. Gal ir svorio balansai dabar yra padėlioti atitinkamai.
Vibergas kol kas išlieka irgi šiokiu tokiu pavojumi Edgarui. Per 2,5 sekundės šis jaunasis švedas, kuriam apskritai tai yra pirmosios rimtos varžybos, tai naujoko sėkmė ar tiesiog neišpasakytas talentas. Kol kas sunku pasakyti, kas tai yra, bet kol kas tikrai fantastiškas švedo startas. Taip pat labai svarbu kiekvienam laivui dabar šiuo metu yra išlaikyti stabilumą. Nepadaryti klaidų, nesusisukti, nekliudyti jokių bujų, kad nebūtų pridedama daugiau būdų. Taip, nuskinama buja arba posūkio buja gali atnešti pridėtą vieną ratą, kas iš esmės numestų pilotą į rikiuotės uodegą. Štai tolimiausias kairysis posūkis trasos pabaigoje, kaip tik dabar matome ekrane, čia Nikita Lyts. Išėjimas į tiesėje, beje, jis 250 arklio galio keturtaktis variklis naujos kartos, jisai 17 kg yra sunkesnis, beje, Nikita sakė, kad tikrai dar yra apsčiai ir labai daug darbo su laivo svorio numetimu, kaip banguoja truputėlį į kairę ir į dešinę Edgaro Repko laivas. Na taip, bangos atsimušinėjo nuo betoninės sienos ir grįžta su kaupu atgal į trasą. Dėl to, sukant kuo daugiau ratų, tuo daugiau bangų. Taip, panašu, kad visi pasiskirsto įtakos zonomis kol kas šiame antrajame skaitinėme plaukime. Čia geras epizodas. Taip, Tino Leto. Panašu, kad labai pasiskirstę trasoje yra ir laikosi tokių pat atstumų, kokius dabar susidarė. Taip, Tino Leto panašu, kad turi pavojų už savo nugaros. Sam Whittle jam grasina ir tikrai neturi jokios persvaros kol kas Tino Leto, tik mažiau negu sekundę dabar yra atsispyręs nuo Didžiosios Britanijos atstovo 9 vietoje, o kol kas mūsų ekranuose lyderis Nikita Lyts panašu, kad turintis fantastiškus startus, nesuklysta nei karto ir šauna tikrai labai stipriai. Pas Nikita sakė, kad iš po posūkio jo laivas yra tikrai labai gyvas. Geresnis išėjimas iš po posūkio dėl galingesnio variklio, dėl didesnio sukimo momento. Beje, šie keturtakčiai varikliai nors yra galingesni, tačiau jie yra sunkesni ir neturi tokių didelių apsisukimų. Nors ir iš po starto Nikita išeina greitai, tačiau sakė, turi problemų su laivo nuleidimu prieš posūkį. Tad tas laivo valdymas su naujų varikliu yra visai kas kita. Ir tai galima matyti iš Tobijos Montekas, kuris taip pat plaukia su naujoju varikliu, tačiau jam net taip sekasi kaip Nikitai. Tobijas kol kas yra 6 pozicijoje, šiek tiek prarado vieną poziciją nuožmėjam vokiečiui Stefanui Hagenui, kuris yra 5 kol kas pozicijoje. Štai čia buvo būtent jis, o mūsų ekranuose 71 startinis numeris Nikita Lyts. Kol kas užtikrintai pirmauja, dabar Edgaras Repko per paskutinį ratą nukabina 1,5 sekundės. Klausimas, ar Nikita buvo padaręs kažkur tai klaidą, ar Edgaras kažkur tai sugebėjo šiek tiek atkirpti trasos gabalėlį ir tuo pačiu ir distanciją. Geras išėjimas Edgaro, panašu, kad turi, dabar taip kryžmuoja šiek tiek savo trajektoriją, bandys iš išorės į vidų. Nikita Lyts taktiškai spaudžia, šiek tiek pajuda arčiau kranto linijos, kad posūkis nebūtų toks aštrus. O Edgaras taktiškai žaidžia, labai arti bujos, labai gražus posūkis, panašu, kad atidirbęs į šią sistemą ir šį posūkį Edgaras Repko. Dabar priartėja dar arčiau prie Nikitos Lyts. Na ir Stefanas Hagenas prieš tai labai intensyviai vijosi Aleksandrą Lindholmą, tačiau matome, kad tarpas didėja tarp jų. Taip, kol kas panašu, kad saugiai gali jaustis Aleksandris, pilotas iš Suomijos. Taip pat dar ne pačią didžiausią patirtį turintis pilotas, tačiau jau kol kas su greičiu, visi suomiai kol kas panašu, kad kas liečia variklį ir auto ar motor sportą, viskas jiems visai neblogai sekasi, kaip ir visada. Jie mėgsta roką ir variklius. Nikita Lyts kol kas po 9 ratų išlieka šių varžybų lyderių, tačiau Edgaras Repko iš esmės yra per mažiau negu 2 sekundės. Ką tai reiškia, kad menkiausia Nikitos klaida gali atnešti Edgarui puikius įskaitinius taškus ir pergalę bent jau plaukime. Mūšis dar tikrai nėra pralaimėtas.
Nikita visokeriopai bando išsaugoti savo poziciją, keisdamas trajektorijas taip, kad Edgaras Riabko praplauktų pro nešvarų vandenį ir taip sumažintų galimybę pasivyti. Taip, o dabar tiesioje matome, kaip taktiškai gudrauja dabar Nikita Lidz, spaudžia savo oponentą. Taip, nardina jį, nori duoti nešvaraus vandens. Kiek įmanoma prie išorinių sponsonų duoda vandens Nikita Lidz. Dabar Edgarui Riabko, tai yra taktiniai žaidimai, kurie jau yra žinomi. Ir Edgarui atsidarė liukas. Taip, labai blogas ženklas dabar. Panašu, kad galbūt netgi pilotas dabar laiko vieną ranką savo liuką, galbūt bandys jį ir užsidaryti. Jeigu liukas yra atidarytas pilnai arba jis nuskrenda, pilotas privalo grįžti į krantą. Dėl saugumo reikalavimų tikrai taip. Taip, ir tai gali pasibaigti jam labai prasta situacija šiame Europos čempionate. Taip, aš net nebejoju, kad jisai laiko vieną ranką savo liuką. Na, tragiška situacija dabar, ne, vis dėlto rankos nematyti. Panašu, kad vis dėlto dar oro prispaudžiamoji galia veikia šį momentą, bet teisėjai klausimas dabar, ar vienaip ar kitaip sureaguos. Na, labai neparankus dabar toks paprastas atrodo akcentas, bet panašu, kad vibracija, kuri yra tikrai nežmoniška šiame laive, labai daug atsiranda vibracijų dėl bangų, jokios amortizacijos nėra ir kartais, na, tiesiog tokie mikrosmūgiai, mikrovibracijos gali atidaryti liuką. Na ir matomai tas liukas tikrai labai išblaškė patį Edgarą, kadangi Hilmeris Wiberg labai priartėjo prie pačio Edgaro. Taip, ir dabar labai esminis momentas, kad Edgaras Riabko dabar rizikuoja būti diskvalifikuotas. Jam, žinoma, reikia vienaip ar kitaip išlaikyti tokią poziciją. 3 ratai lieka iki finišo ir Wibergas prisivyja Edgarą pakankamai ryškiai, tokių, sakykime, pavojingų atstumų. Nikita Lidz kol kas saugus, laiko vieną ranką, panašu, kad Edgaras savo... Na taip, bet tai yra labai sunku laikyti vieną ranką ir vairuoti, kai 2 rankom turi laikyti tuo pačiu ir vairą, kuris sunkiai sukasi ir spaudžiate 3 mygtukus. Taip, įspūdinga drama kol kas čia. Ar Edgarui Riabko pavyks finišuoti taškuose? Na, dabar jau panašu, kad galvojimas apie pirmą poziciją ir grasinimas Latvijai tikrai nueina į antrą planą. Štai čia puikiai šokteli per bangas formulės. Panašu, kad vanduo truputėlį įsisiūbuoja čia Kauno mariose. Čia švedas labai arti Edgaro. Dabar yra labai pavojingas esminis momentas. Edgaras turi uždaryti duris. Na, ar pavyks? Tikrai taip, Edgaras puikiai uždaro duris ir Hilmeris 70 numerių šoka per bangą. 8 metrai tarp šių 2 pilotų. Mūsų teisėjai ruošiasi mojuoti finišo vėliavą. Panašu, kad taip, visa šita drama ir situacija tikrai išblaškė Edgarą, buvęs per porą sekundžių nuo lyderio Nikita Lidz. Dabar per keletą ratų sulėtėjo jo tempas per 5-6 sekundės. Na ir liko paskutiniai posūkiai iki finišo vėliavos gavimo. Na ir Nikita artėja prie jo. Ar pavyks Edgarui atsilaikyti? Pagrindinė drama. 14 ratų netrukus finišuos lyderis Nikita Lidz iš Latvijos. Puikus Europos čempionatas klostosi šiam jaunam Latvijui Nikita Lidz. Sveikiname jį, fantastiškas pasirodymas, o dabar paskutinysis posūkis, viskas turėtų būti gerai. Sveikiname jį, Edgaras Riabko finišuoja fantastiškoje antroje pozicijoje. Wow, kokia drama. Restartas, raudona vėliava. 2 konkurentai išeina iš rikiuotės. Tada Edgaras Riabko startuoja iš antrosios pozicijos. Blogas startas, tačiau drama iki Nikitos Lidz lieka 2 sekundės ir štai paskui toks techninės niuansas, atsidaręs liukas. Aš net neįsivaizduoju, ką turėjo išgyventi Edgaras Riabko. Jam buvo tai buvę ir prieš tai ir tai yra labai sudėtinga vairuoti tokio kalibro techniką ir dar, na, stengtis laikyti vienoje rankoje savo laivo gabalą, kad jis nenuskristų kažkur tai į šoną į vandenį ir nebūtum diskvalifikuotas iš šio plaukimo. Atrodo, kad nuobaudos turėtų išvengti Edgaras Riabko. Štai čia mūsų lentelė.
Tai pirmoje vietoje mūsų braliukas Latvis, 71 numeris Nikita Lyts, kuris geru atstumu pabaigė pirmoje vietoje nuo kitų laivų. Antroje vietoje turime Edgarą Riepko, lietuvaitis. Tada trečioje vietoje Hilmeris Vibergas iš Švedijos, 70 numeris, 53 numeris Aleksandr Lilholm. Taip, vokietis atsigauna šiame plaukime visiškai po diskvalifikuoto pirmojo plaukimo. Iš paskutintosios pozicijos startavęs vokietis Stefanas Hagenas panašu, kad puikiai jaučiasi čia. Manau, kad startavęs iš 5 pozicijos kitame plaukime gali būti labai stiprus konkurentas pirmajam trejetui. Toliau Tobijas Montekas, 6. Pasaulio čempionas Duerto Benavente iš Portugalijos 7. Tino Leto 8 pozicijai saugota jo prieš Didžiosios Britanijos atstovą Sam Whittle. Na, o taip ir baigėsi mūsų rikiuotė dėl to, kad, panašu, kad Europos čempionatas pareikalavo gausybės aukų. Matilda Viberg dėl techninių kliūčių net nestartavo čia, o Dainis Podziuks ir Jarno Vilmunenas eliminuojami iš antrojo plaukimo, dėja, bet prasčiau pasibaigė tos situacijos įkaitui Dainiui Podziukui, jo laivas keliauja į laidotuves. Na, tikėkime, kad bent Jarno Vilmunen pavyks susitvarkyti savo laivą iki kitų varžybų. Taip, apžvelgėme rikiuotę, o čia Edgaras Riepko, aš įsivaizduoju, įsekintas tokios situacijos ir, tikrai nepavydėtina situacija. Be abejo, aš manau, kad turėtų tenkintis tokiu rezultatu. Antroji pozicija visai neblogai, iš 4-osios, teoriškai pakilo į antrąją, bet kiek daug nervų, kiek daug įvairiausių dabar emocijų išgyveno ir jis, ir tiek visi ant kranto, ir įskaitant komentatorius, tikrai. Panašu, kad kraujo spaudimas ir širdies dūžiai buvo gerokai dažnesni. Edgarai, tai papasako, kas čia vyko, matėm Liuką, pirmieji bučiniai, žinoma. Tai kas čia vyko? Atsidarė Liukas vienu tarpu, matyt nelaiko jau nuo posūkio aštrių, kai davė nuo posūkio atsidarė. Ir viskas, aš ką negaliu uždaryti su viena ranka. O tai kaip sekėsi vairuoti? Ir dar musė dar jakiai įkrito. O Jezus, tai su viena akim ir su viena ranka, taip ir vairavau. Tai kaip tas? Žiūriu, kažko Latvijos, dabar pučia, lūžo sraigtas jam. Tai būčiau, jeigu ne Liukas, tai būčiau aplenkęs dar jį, pasivėjęs, nes žiūriu, kad jisai atsilieka jau, o aš ką jau ten. O tai kaip sekas vairuoti vieną ranką? Labai sudėtinga turėtų būti. Nežinau, pirmą kartą taip sekėsi, tai nesivaizduoju dar čia kaip. Net dabar neatsimenu, kai ranką. Ten buvo toks, dar bandžiau su abiejom kojom palaikyti šitą vairą iš po posūkio ir bandyti uždaryti, bet kur ten viskas dreba, ten niekaip negalėjau uždaryti. Matėsi, kad sunkiai sekėsi su Liuku, bet kaip jautiesi? Gerai, viskas normaliai. Gerai, kad bent jau iš tų visų V6 motorų esu pirmas, o broliukas, labai greitas ir ta V8 motorą jau viskas, jau be šansų ant starto, kaip eina, taip nueina. Aišku, dar labai blogas startas buvo, nežinau, kažkas negerai vėl, bet gal čia tai toksai gal tas sutapimas. Na tai labai linkim tada geresnio starto, sekančiose lenktynėse ir truputėlį atsipūsti. Gerai, ačiū. Sorry, I started to talk with you in Lithuanian. Yeah, he understands Lithuanian, so what happened? Because we saw that something broke, right? Yes, after restart on the second lap, I start to feel big vibration on my back on the engine, and I understand that something is wrong with my gearbox or the propeller. So I was a bit stressed because there is 13 laps in the front, and the shaft can broken and about this vibration and flyway with all the prop and the race will stop. So I was making fingers crossed that I will finish, and I make it, and we see that now from 4 blades, one half is missing, so we lost actually now our best prop for this circuit, and so now we will think and look at data for what we can put on to finish last few rounds. So you think you're gonna go still racing to those next 2 races, right? Of course, yes. Okay. And how are you feeling? You felt big pressure from Edgaras on your back? No, I try to do my best to run away as far as I can, because I know that I have problems in my back and I need to quickly finish to get to the finish. But in the same time, I was careful about my equipment to not destroy everything, and
So it was really nervous, but we did it. Well, you did a great job, so congratulations, and take a rest, and good luck for next races. Thank you. So, how are you feeling? Third place, right? How are you feeling? I'm very happy. You were really close with next to Edgaras when the look opened, right? We struggled towards the end, so. Yeah. So you made good choice, to try to get in front of him, right? He's a hard racer, so it was pretty hard to pass, and maybe I make it next time. Okay. And what's your strategy for our next 2 races? To try to pass him. I don't have so much strategy. I go by the flow. It is what it is. It's your first race in F2, right? So how are you feeling to be in 3rd place? Yeah, I'm pretty happy. It's okay. My sister has a lot of experience from the past, and we have good propellers. So I have a good shot in the beginning. I have a head start. So now you're racing for both of you, right? Yeah, I try to do my best. Okay, so wish you best of luck and take a rest. Thank you. Finišuoti su musė akyje ir su atidarytų liukų, praktiškai tai yra mažai tikėtina ir neįmanoma, ir turint omeny, kiek jisai tik tai laiko prarado, plaukdamas tai viena ranka, tai viena koja. Tikrai įspūdingas jo pasirodymas, o Nikita vėlgi fortūna jo rankose. Aš žinau, kai sulūžta propeleris, atsiranda labai didelės vibracijos, dažniausiai reduktorius net laiko, sugenda vairo stiprintuvas. Kitos problemos atsiranda dėl milžiniškų vibracijų, tačiau jam pavyko atlaikyti tuos 13 ratų su sulūžusiu propeleriu, kas iš esmės, panašu, galbūt buvo ir gal netgi dar ir sėkmingas lūžis kažkurioje tai vietoje. Tikrai gali būti. Tai jūs net neįsivaizduojat, kaip čia visos tos kortos sukrito ir kokia čia buvo absoliuti drama, ir kol kas šis Europos čempionatas dovanoja absoliutų trilerį. O mes dabar turime progos dar kartelį pasižvalgyti po karščiausius šio plaukimo epizodus, ir šis sekmadienis bus palaimintas tuo, kad to veiksmo bus dar tik tai daugiau ir daugiau, dėl to, kad kuo arčiau finišo, tuo daugiau galbūt klausimų, kas laimės Europos čempiono taurę. Edgaras Repko turi kol kas 4. poziciją ir 2. poziciją pagal taškų savo sąskaitoje po 2 plaukimų, o kol kas čia po 2 plaukimų Nikita Lic yra užtikrintai 1. Klausimas dabar įdomus. Ar per visas tas vibracijas, ar per šį plaukimą kiti komponentai pernelik nenukentėjo? Ar jisai galbūt sustos vidury trasos per 3. plaukimą? Galbūt mechanikai pražiopsos kažkokį tai momentą. Čia vėlgi atsiranda tam tikra intriga, kas vyks pitose per tas nepilnas 2 valandas. Tikrai taip, ir jeigu iš tiesų Nikitai sulūžo sraigtas, tai neaišku, ar jisai turės prastesnį ar geresnį kitą. Kiekvienas pilotas turi savo kovinį sraigtą, kurį deda visom sąlygom ir visada. Be abejo, kiekvienas sraigtas yra pritaikytas skirtingom oro ir vandens sąlygom. Kas bus toliau, pamatysime visai netrukus. Dar kartelį su jumis ir su manimi. Europos čempionatas Formulės 2 klasėje, o šalia manęs mano kolegė Nida Kilinskaitė ir aš, Andrius Janušauskas. Dėkojame jums, o prieš atsisveikinant dar kartelį padėkokime mūsų rėmėjams. Renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė. Generalinis rėmėjas Nordis, išmanus vėsinimo ir šildymo sprendimai. Pagrindiniai rėmėjai Vytauto paslaugos, Adampolis Rental, Magna Plast, Garant, Boats and Yacht. Taip, renginio partneris taip pat yra ir Pister, Kauno rajono savivaldybė, UAB Energijos taupimo servisas ir informaciniai partneriai Kauno diena. Dėkojame jiems, mūsų rėmėjams. O mes susimatysime ir susigirdėsime jau visai netrukus. Būkite pasijungę, čia darosi karšta.